Žiūrėk, kiek žinau, tu su Oskaru Krušnovu dirbai prie spektaklio Išvarymas. Taip. Kaip jūs susipažinote, ta prasme, kaip suėjot dirbti prie šio spektaklio? Vilnius mažas miestas, Lietuva maža šalis. Anksčiau ir vėliau vieni kažkaip tai ar kitaip susitinka, susipažįsta. Tai taip ir atsitiko ir aš sakau, davai padarysiu tavo spektakliui muziką. Jis sako, gerai, taip ir atsitiko viskas. Ar kažkokį turi ritualą prieš koncertus? Dabar turiu, ne jo, negert. Tu esi sukūręs tokiems kūriniams kaip Oi, 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 prie ežerėlio vaizdo įrašą retro stiliumi. Kodėl tokio stiliaus vaizdo įrašus pasirinkai daryti? Pats kūrinys padiktuoja tokius dalykus, žinai. Aš keliauju per muziką. Negaliu aš pasakyti, kad aš esu ten vieno stiliaus atlikėjas ir negaliu savęs riboti, nes tai būtų kvaila. Tai aš sau leidžiu daryti dainas, kurios man gimsta, žinai. Ir kartais tiesiog supranti, kad, na okei, šita daina nėra tokia, kaip tarkim ten tos dainos labiau madingesnės ar kažkaip taip, ar šiuolaikiškesnės, bet supranti, kad tai geras gabalas ir tiesiog tada pamastai, pagalvoji, gal kažkiek laiko praeina, kol randi tą rūbą, į ką tą dainą įvilkti. Ačiū tau, sėkmės ateinančiuose koncertuose.